Metų ataka. Ignas Vaitkus priima kamuolį. Žais 1-1. Įveikia Vaitkus varžovų gynybą ir pataiko metimą. 72-71. Šiandien laidoje apie Lietuvos krepšinio fanų komandą matysite praėjusių metų Vyčio lyderio Igno Vaitkaus sugrįžimą į šakius. Daugiausiai sirgalių nervų šiame sezone pareikalavusias atkrintamųjų rungtynes tarp Vyčio ir Telšių. Ir linksmojoje laidos dalyje tai, kaip krepšininkai mokėsi savigynos. Vyčio projektas startavo jau daugiau nei prieš metus. Pirmąjį komandos lyderį Dovydą Rediką įpusėjus pirmajame ekipos sezonui pakeitė Ignas Vaitkus. Vaikinas iš Šiaulių, kuris savo sunkaus darbo ir paaukotų vasarų dėka užsitarnavo vietą lygos elite. Jam atvykus Vytis pradėjo ilgiausią savo istorijoje – 18 pergalių seriją. Net negalvojom kažką prasčiau, čia finalinis ketvirtas, daugiau lieka 2 varžybos, pusfinalis ir finalas. Ir Ignas padarė viską, kad tokia Vyčio svajonė išsipildytų. Jis lemiamų ketvirtfinalio rungtynių pabaigoje surengė reidą po krepšiu ir išvedė Vytį į priekį. Ignas Vaitkus priima kamuolį. Įveikia Vaitkus varžovų gynybą ir pataiko metimą. 72-71. Tačiau komanda neišsaugojo pranašumo ir į finalo ketvirtą nepateko. Tas pats sezono etapas. Praėjusiais metais Šakių Vytį į priekį vedęs Ignas grįžo ten, iš kur pakilo į Lietuvos krepšinio lygą, o kitas Šakių numylėtinis Paulius Ambrazevičius jam įteikė komandos pasirašytus marškinėlius. Tai vyko prieš antrasias šio sezono ketvirtfinalio rungtynes. Visada prisiminsim tą sunkią seriją, tas išliks dar ilgai, bet reikia žiūrėti toliau, kas bus ir sakau. Jau praėjo beveik metai ir tas etapas, aš tikrai džiaugčiausi, jeigu jie tikrai praeis ir sergu mano jie favoritai ir tikrai aš tik už juos. Viskas užsispyrime ir tas, sakau, tas visas, kaip nepasisekė reguliariam sezone viskas, tai dabar turėtų tikrai juos tikrai supykdyti ir įrodinėti, kad jie tikrai čia sezonas reguliarusis buvo viena komanda, o dabar yra visai kita komanda. Bandžiau paprovokuoti, kaip mėgsta žurnalistai paklausti, jeigu liks mažai laiko ir atsiliks Vytis, ar jis išbėgs aikštelę, jis sakė, aš manau, kad to net neprireiks. Tai tiek Ignas Vaitkus, tiek manau visi čia susirinkę keli šimtai Šakių miesto ir krašto žiūrovų tikisi, kad šiandien Šakių Vytis antrą kartą iš eilės įveiks Telšius. Ir viskas prasidėjo neblogai. Paulius Belevičius smeigė 3 tritaškius vien per pirmąjį kėlinį. Vytis, kaip ir pirmajame mače Mažeikiuose, gynėsi puikiai, po pirmųjų 2 kėlinių pirmavo 36-30, o Rūbinėje vyravo gera nuojauta. Mes, kad pataikai, negąsim daug laiko turėti, nors gerai ir taip. Kaip ir nieko, ne? Kaip ir nieko. Antras kėlinys geresnis, tik tai, kad neįmetėm laisvi metimų. Neįmetėm laisvi metimų ir, kas dar yra vienas dalykas, truputį per daug skubotų. Ramiai, kiti, kantrybės. Jūs išlaukit, kol jie nuvargs. Trečiasis kėlinys prasidėjo dar geriau. Vyčio persvara pirmą kartą šiandien tampa dviženklė. Tačiau ketvirtajame ketvirtyje situacija pasikeitė radikaliai. Ir rezultatas pirmąją baudą. Dviženklę persvarą turėjęs Vytis, tą persvarą iššvaisto. Ir tai tikrai gali kainuoti labai brangią pergalę namuose. Nuo šios akimirkos, kai Ovidijus Kaminskis realizavo abu baudų metimus, Vytis įžiebė viltį tik trumpam, kai Sheltonas Jacksonas išprovokavo pražangą mesdamas iš toli. Tačiau prie baudų metimo linijos taiklumo pritrūko. Telšiai susigrąžino namų aikštės pranašumą. Lemiamomis akimirkomis baudų nepataikęs Sheltonas Jacksonas po rungtynių tiesiog užsidarė vienas Rūbinėje. Tai rytas po pralaimėjimo. Netrukus startuos ekipos treniruotė. Apšilimas anksčiausiai pasirodžiusiems šįsyk buvo kitoks. Jį vedė Vyčio komisarų instruktoriai, o Gediminas Maceina, Tadas Sebežiovas ir Remigijus Trakimas
praturtino savo, pavadinkime juos taip, klaidinamų veiksmų arsenalą. Paprasčiausiai įsivaduot vieną ranką, kitą, pabandom ten toksai kaip žaidimas, kova tokia. Rankos mėlynos. Neįsisuk rankų. Gerai. Dabar, kada dviem rankom vieną laiko, truputį sudėtingiau, kad ir girtas žmogus paėmausi, kaip, pabandysim patys, pabandykit, ar dasigalvosit, kaip, kada dviem rankom laiko, ar ne, įsivaduot. Karinzė, rankų nesložiai. Ranką imu kitą ir iš čia ištraukiu, pabandom. Geriau netgi per vidų, žinai, o čia per vidų. Ar gali tokie įgūdžiai padėti krepšinio aikštelėje? Manyčiau, kad gali, tik reikia viską taisyklių ribose daryti. Pavyzdžiui, sakysim, jumis stumia, jūs pasitraukėt, kad kristų priešininkas. Tai ir Vyčiui sekėsi pasiekti, kad Telšiai kristų trečiajame ketvirtfinalio susitikime jau kitoje laidoje.